Sveiki, mėlyjeji. Šiandienos Evangelijos tekstas mums kalba apie Joną Krikštytoją, antrąjį Eliją. Mes esame Mato Evangelijos 17 skyriuje ir po truputį matom, kaip Jėzus keliauja į Jeruzalę. Tai yra jo paskutinė kelionė, kur jo laukia kančia ir prisikėlimas. Bet svarbu žinoti kontekstą. Tai prieš tai buvo Jėzus atsimainimas ant Taboro kalno, kuris turi aliuziją su Dievo apreiškimu Mozei ant Sinajaus kalno. Jėzaus atsimainime dalyvauja Petras, Jonas ir Jokūbas, 3 mokiniai, apaštalai, ir jie per šį apreiškimą išvysta šalia Jėzaus Mozę ir Eliją. Biblinėje kalboje paprastai Mozė atstoja įstatymus, o Elijas pranašus. Ir įdomu, kad vėliau sakoma, kad kai pasibaigė apreiškimas, mokiniai matė tik vieną Jėzų. Tai evangelistas Matas tokiu būdu išreiškia, kad Jėzaus asmenyje išsipildo visas įstatymas ir pranašai. Ir vėliau mes matome mokinių klausimą, kodėl rašto aiškintojai sako, jog pirmiau turės ateiti Elijas. Ir šita vieta siejasi su Malachijo knyga, kuri pasibaigia žodžiais: štai, pirm negu ateis ši didinga ir baisi diena, atsiųsiu jums pranašą Eliją. Tai galima suprasti mokinių klausimą. Ir tada Jėzus paaiškina, kad Elijas jau buvo atėjęs. Ir mokiniai supranta, kad jis kalbėjo apie Joną Krikštytoją, kad Jonas Krikštytojas tam tikrą prasme savyje turėjo Elijo dvasią. Ir mane asmeniškai palietė žodžiai: ir jie jo nepažino. Besiruošdamas šiam impulsui, mąsčiau apie savo asmeninę patirtį ir galvojau, kaip man sekėsi pažinti Jėzų savo gyvenime. Ir iki 21 metų galima sakyti, kad nelabai jo pažinojau. Ir įdomu, nes atrodo kartais jis buvo taip arti, bet net pažinau jo. Ir kai mąstau apie tai, taip pat ateina dėkingumas ir džiaugsmas, nes Dievas tikrai nepavargsta. Dievas tikrai nepavargsta ieškoti ir kviesti žmones į savo artumą. Ir vis rodo skirtingais būdais savo artumo ženklus. Galbūt šis adventinis laikotarpis mums irgi gali padėti šiek tiek pamastyti apie savo asmeninio gyvenimo eigą, tam tikrą prasme peržvelgti savo asmeninį gyvenimą ir paieškoti tų artumo ženklų savo kasdienybėje, tokiuose kasdienėse veiklose, kaip darbe, studijose, įvairiuose pokalbiuose, važiuojant autobusu, mašina, plaunant indus, įvairiausiose skirtingose veiklose, kurias atliekam kasdieną. Pasiūlymas būtų šiandien tiesiog paprašyti Dievo malonės atpažinti tos Dievo artumo ženklus savo kasdienybėje ir galbūt skirti 5 minutės laiko pamąstant: Dieve, kur šiandien aš tave sutikau? Geros meditacijos ir gražaus adventinio laiko visiems.